Mėnulis ir žvaigždutės. Tai buvo vieną didžiosios savaitės naktį. Visi žmonės ir gyvulėliai seniai jau miegojo. Tik senis Mėnulis pasakojo pasakas savo dukraitėms žvaigždutėms, o tos linksmai mirgėjo ir šaukė: dar, seneli, dar! Štai žiūrėkit, kas ten pamiške slenka, susijuokė Mėnulis. Žvaigždutės atidžiai ėmė žiūrėti, nes žinojo, kad senelis visuomet ką nors įdomaus parodydavo. Staiga visos drauge sušuko: baltas kiškis, baltas kiškis! Ir tikrai, iš pamiškės šešėlio pasirodė didelis baltas kiškis ir pamažu nustraksėjo kaimo link. Koks žilas senutėlis, tarė mažutė žvaigždutė, kuri sėdėjo prie pat Mėnulio kojų. Senas jis, dukraitė, bet ne senatvė jį taip pražildė. Jis jau gimė baltas, paaiškino Mėnulis. Negali būt, sušuko nustebus žvaigždutė. Jei netiki manimi, paklausk bedantį vilką pilką. Jis tau pasakys, kad prieš 5 metus kiškis piškis šoko per jo vestuves, tais pačiais baltais kailiniais apsivilkęs. Jis tada dar buvo nevedęs jaunikaitis. Aš tikiu tavimi, seneli, papasakok toliau, prašė žvaigždutė. Taigi, kiškio piškio tėvas, senelis ir nesuskaitomi proseneliai irgi buvo balti. Tai baltųjų bajorų giminiai. Visi jie, kaip ir kiškis piškis, straksėdavo didžiąją savaitę į kaimą. O ko jie eina didžiąją savaitę į kaimą? Paklausė vėl žvaigždutės. Jau man gerklė išdžiūvo nuo tų pasakų. Jūs geriau pačios pasekit kiškį piškį ir pamatysit gražiausią pasaką. O aš nusnūsiu truputėlį. Žvaigždutėms patiko senelio pasiūlymas. Jos dar labiau išplėtė akutes ir nusekė baltąjį kiškį.